Juozas Nulkevičius gimęs 1959 metais Dauguose, 78 lapkričio mėnesį gavau šaukimą į tarybinę armiją. Patekau į 99 Dorožno komendanskį batalioną ir pratarnavau tenai metus. Iš mūsų ėmė tik tai, kas atitarnavo metus, kadangi buvo dembeliai, kurie jau turėjo namie, ir atėjo tik tai naujokai. Buvo pradinis pasiūlymas ten, gal kas norit savanoriais, tai 7 pasisiūlė, bet jiems visiems pasisekė, kadangi išformiravo dalinį Kaliningradį ir juos įsiuntė į Kaliningradą. Jų Afganistanas baigėsi Kalininradė. Mes, žinoma, nesisiūlinom, 5 naktį buvo karinė trivoga, atvažiavo iš Pabaltijo apygardos vyriausias vadas Dorožno komendanských vojsk ir perskaitė pavardės, liepė išėjom į priekį, vienu žodžiu pasakė, kad vykstam į Demokratinę Afganistano Respubliką važiuojam vykdyti internacionalinę pareigą. Aš, tarp kitko, į Afganą neturėjau papult, nes kadangi aš išėjau 20 metų į kariuomenę. Mano metų jau ėjo į namus. Nes kada mokiausi technikume, tai buvo 2 metai atidėjimas. Ir turėjau, aš visą laiką ėjau 18 metų į kariuomenę, o aš išėjau 20. Aš grįžau iš Afgano 22 metų. Į Afganas papuoliau, man buvo 21 metai. Tai jau visai kitaip, kur 18 metų, atrodo keli metai, bet žinok, tas jaučiasi pat jauti ant savęs. Vaikai taip ir dievuliau, ne kiekvienas gali šaut. O, kaip sako, ten jau ne posakis, bet iš tikrųjų tai buvo. Jei ne tu, tai tave. Ir sekundinis reikalas. Pražiopsoji ir skaityk gyvybę pražiopsoji. Nes ten niekas, kaip sako, tau antrų šansų niekas nesuteiks. Mokymų jokių nebuvo. Mes jau atėjom metus atitarnavę, už tai ir ėmė, kad visiems su ginklu mokėtų elgtis panašiai. Daugumoj, kurie mes ten buvom mūsų tam batalionė, tai daugumoj jau mes metus atitarnavę. Buvo ten vienas kitas dar tų jaunesnių, bet pagrindį visi metus atitarnavę. Jau mums iki dembelio metai buvo. Susodino ten mes visas vagonas važiavom prie Maskvos Kašyrą, ten jau buvo įstatytos palapinės, jau irgi dauguma suvažiavę buvo, kūrėsi batalionas, kuris eis į Afganistaną, irgi Dorožno komendanskį batalioną. Važinėjom, patys važiavom į Likačiovo gamyklą, kiti į kitas gamyklas, parsivarėm techniką naują ir pradėjom važiuoti, krautis. Buvo 4 būriai, pirmas, kuriam aš tarnavau, tai buvo kolona, skaitėsi, apie 60 mašinų. Pastovi važinėjom po visą Afganistaną. Į Termezą, į Uzbekiją, pasikraunam, ten maistas, ginklai, viskas, kas įmanoma vežti, po visą Afganistaną vežiojom. Toliau antras būrys buvo Palichumry, tai buvo, jis skaitėsi, saugojo kelius ir palyda, kada važiuoja kolona, perima tą koloną, ir kažkiek tai kilometrų lydį, po to perima kiti ten tą palydą kolonos. Trečias būrys buvo Kunduzė prie aerouosto, saugojo prieigas aerouosto ir ten įvažiavimą į aerouostą. Ir 4 būrys buvo Salankas. Salankas tai yra tunelis, per kur vienintelis susisiekimas su ana pusė Afganistano ir link Tarybų Sąjungos, link pravažiavimas. Tai tam tarnavo 4 būrys tenai, buvo kaip apsauga ir kartu reguliavo pravažiavimus per tą Salanką. O kam tai įdomu baimė? Tai yra įsakymas ir tu važiuoji, o jei nevažiuoji, važiuoji į kalėjimą. O jų labiau, kad kada viskas vyko Afganistane, ten skaitėsi karo stovis. Oficialiai taip garsiai nekalbėjo ten internacionalinė pareiga, bet karo stovis, jeigu ten prasikalsys kartu, karo teismas teisė, karo tribunolas ir gausi 10-15 metų. Buvo ir tokių, ten apsivogė, ten kažką tai padarė, ten ar vėl kažką tai iškrėtė. Baudė buvo tokių, kad bandė persišaut, bandė pabėgti, įvairiai. Mes važiavom traukiniu, davažiavom iki Termezo, Tarybų Sąjungo, ant pačio kraštutinio taško, ten buvo pantoninis Hairatonas, pantoninis tiltas padarytas ir laukiam, kada bus įsakymas įvažiuoti.
Ir ilgai mes ten kokį porą savaičių sėdėjom toj dykumoje, naktį buvo įsakymas važiuoti, įsirikiavom, pervažiavom tą tiltą, įvažiuojam, nuvaizdas, žinok, niekoks. Dega mašinos, pasvirę, apdegę, ženklai ištaškyti, ne tokie ženklai pas mus metaliniai, bet pas juos iš betono padaryti ženklas automobilinis. Tie nudaužti pusį iššaudyta, masos ištaškyta ir mes ten nedaug kokius, daug dievė, 5 km pavažiavom, iš patrulis mūsų stabdė, davė karininkam velnių ir liepė apstoti dykumoje ratu, įstatyti apsaugą ir panašiai, nes ypač naktį banditai tie suaktyvėdavo ir labai užpuldavo kolonas. Ir buvo jokio judėjimo naktį negalėjo būti. Ir daugumoje daug aukų buvo nuo nežinojimo, nuo tos religinių skirtumų nežinojimo viskas vyko, nes kadangi pradžioje vien tik tai palyginimą aš jums pasakysiu tokį dalyką. 1900, aš pats 50 gimimo, tai 80 metais Afganistane tuo laiku buvo, įsiklausykit, 1359 metai. 13 amžius, 14 pradžia. Tai galite įsivaizduoti, koks žmonių tas. Ir tikėjimas, vienu žodžiu mula, tas, kaip pas mus kunigas, tai ten mula, pas musulmonus, pasakė, kad jis turi eiti užmušti ten netikintį ir jisai pateks į rojų, ir tie, kaip sako, medžioja. Faktiškai gyvybėje nieko tenai verta nieko nebuvo. Ir jiem mes nereikalingi, jiem reikėjo iš mūsų pasimti ginklą. O kad ginklą paimti, reikėjo užmušti, kitaip niekas netiduos. Dar pradžioj irgi dar taip nebuvo užminuoti tie keliai, tokio minavimo nebuvo, paskui jau pradėjo, kur tik tai takas, pakelės, viską minuoti ir jau mumi buvo draudžiama, kad nuo kolonos jokias pakelės nelandžioti, nesimarioti ir taip toliau. O daugumoje pradžioj irgi, kaip sako, per savo durnumą. Daug žuvimų buvo ir per durnumą. Neklausimą, nevykdymą, daleiskim, negalima kareiviam buvo ten tūsytis po turgus ir panašiai. Bet visi eidavo, ten apsirūkydavo ir tas įrūkymas buvo, ir ten narkotikų to buvo, visko buvo, supranti. Bet kada pradeda šliaužiot, tada tie pradeda ganytis. O jis apsirengęs civiliai, drabužiai palaidi iki žemės, jis gali ten pasir automatas, kad tu nieko nematysi, tu jo neliesi. Moterį susidengi paranžą, veido nėra, vyras apsirengęs paranžą, veido užsidengęs ir jo paliesti irgi negali. Daug tokių į namus, daleiskim, įeit, vyras negali, kur moterų yra tas skyrius, kur moteris gyvena. Įlindo, ten, daleiskim, nežinodamas, vyras gina garbę moterų, gauna kardu, ten galvą nukirto, ar ten nudūrė ir panašiai, daug tokių atvejų. Ir daugumoje, kaip irgi važiuojam, stovi, va, apelsinai auga, vynvogės auga, va, jim tiesiog išlindo pasiskint, kažkur tai snaiperis, kukšt, guli, toliau užminuota, daleiskim, netgi pradėjau kratyti, susprogo, buvo visokiausių atvejų, visur tušinių primėtis įvairiausių, daleiskim, ten žaisliukų, jie užminuoti, paspaudė, rankos nėra. Taip tiesiai neteko, tiesiai vienas į vieną, bet šaudant tai, kaip sako, griuvo, o kaip ten griuvo, ar nuo manęs, ar nuo kito atsišaudyti nekartą teko, nes kadangi labiausia apšaudydavo kolonas ir kas baisiausia būdavo, ko labiausiai bijom, tai pirmiausia, snaiperio, kuris iš karto padeda į vietą, antra, granosvaidžio, nes jeigu jau irgi pataiko, tai padėk Dieve nieko nelieka, trečia, mina, o ketvirtas baisumas, tai jau viskas visumoj. Kada būna pasala, susprogdina dalį kalno, ar kaip, daleiskim, važiuoja 60 mašinų, praleidžia kokį 40 mašinų, ar 15-10 mašinų pasilieka, sprogdina kalną, kalnas griūna, atskiria tą pusę nuo šitos, iš pagalbos niekur nėra, ir tada kulkosvaidžiai, snaiperiai, kiek kas turi, kokios įrangos, viskuoj muša į apačią. Ir dar palyginus, kaip baisu būdavo vežant ypač amuniciją, ten šovinius, sviedinius, nes jie sprogsta. Ir pavojingiausia šitose kolonėse tai buvo šitiem nalivnikais, jie vadino, benzą veždavo ir saliarką. Dar saliarką dar ne taip, bet kada benzinas, ypač kada tuščia bačka, karštis, 50 laipsnių įsivaizduok šilumos, jankaitė, tai dujų susidarė
upelį tik šovė ir sprogo, išsilėkiojo, ten nieko neliko, ten nei mašinos, nei to kareivio, nei tik dulkės liko. Tai va, baisiausi va tokie va dalykai. O kad šaudė, tai mažai, kada, kaip sako, buvo tokios vietos, kur pastoviai nepravažiuodavo kolonai apšaudydavo, o retas atvejas, kad kolona kažkuris, tai grinai im pasalą pakliūtų, bet taip, kad jis šokį apšaudo ir dingsta. Tai dažnai šitas būdavo. Kad pas mus kaimas, ten aulas, tai ant kiekvieno jo buvo kažkoksai turtingas bajus vadinosi, jisai ten jo buvo tarnai ir panašiai. O jie nepakluso perėjant šitą pusę, nu tai jis atėjęs vienu vakaru perėjo, patvarkė tą kaimą, ten lavonų krūvos. Už tai tie vadinami juos tikrai bausdavo, iššaudydavo, išpjaudavo, ten iškardavo šeimas, viską irgi ištisais aulais juos išpjaudavo. Bandydavo irgi daryti tokias provokacijas, kad atseit tarybinį išpjovė, ten netgi apsirengdavo, persirengdavo rusišką uniformą, pereidavo, padarydavo, kur, nes daug tarnavo uzbekai, tadžikai, apsirengdavo šitais juodukai, rusai užėjo, o išpjaudavo, nu, ir ten dar pafilmuodavo, indėdavo, tipova, nu, kaip ir visur provokacijas visose armijose darė, visuose karuose, ne armijose, bet visuose karuose provokacijos. Tos vyko ir tenai tas pats. Pavyzdžiui, pas mus būry ten, kada mes norėjom, tada atsikeldom, 8 eidavom pavalgyti. Pavalgom, bet jeigu jau kada laisvė, nevažiuojam, o kada važiuojam, tai keliamės, viskas pasitikrinam transportą, užsipilam kuru, pavalgom, pasiimam davinį, šovinius pasiimam, atsargą visą pasiimam ir tada jau pajudam į nuvažiavimą. Ir važiuot būdavo ir po 300 km, ir po 4 tekdavo pravažiuoti tam karštį. Važiavimas sunkus, kadangi reikėjo pravažiuoti tą Salanką tarpeklį, ten 4 km į aukštį reikia pakilti. Tai būdavo, kad benzinis mašinos buvo vietos, kur užgesdavo ir jį nevažiuodavo. Galvodavom iš pradžios, kad, nu, užkalė valiklis, pabirėjo, kažkas tai pasidarė, bet trūksta deguonies, toks išretėjimas, tai tik dizelis. Tai būdavo pratraukę kažkiek tai, užsivedė mašiną, vėl važiuoja. Ir tais tunelis irgi nemažas, 3 kilometrai ten su viršum jau pravažiuoti ir kalnuotom tom zigzagais leistis apačion. Tai irgi daug būdavo, kad avarijose žūdavo. Tai įsivaizduok, 2 km, 3 km eina žemyn mašina. Tai kas jos lieka? Nieko nelieka. Jis sproginėjo, išlakstė, nei ten žmogaus, nei ten kas kažtai surinks. Prieš pabaigą buvau gavęs savo zylą per bortą iš Garnosvaidžių. Tai nedaug jau, bet apsuko mašiną, šonu praėjo, bet ta banga apsuko mašiną ir pakibom kokį porą kilometrų prarajos. Ir čia iš visur šaudo, aš dar bandėjau įsijungęs atbulinį išvažiuoti. Tai po to grįžau jau po to važiavimo ir buvo 22 metai, buvau pražilimo, čionai pražilau. Vien tik iš mūsų būrio vienas tik tai buvo, o iš antro būrio 2 papjovė, tai tuo laiku mes važiavom, buvom sustoję nešiai palapinėse, tai vienas iš vis išdarinėsas in gabalus, nes prie kapinių jie buvo, tai kuris buvo kapinėse nekliudo, tik tai ginklą paima, o lavonų neliečia, o tas kitas buvo nušautas už kapinių, tai išdarinėtas in gabalus buvo. Parnešė su palapinė, nuleido nuo kalno į abudu iš Tūlos vyrukai. O taip būdavo, kad važiuoja pakraščiu, plaukia upeliai. Arikas, vadinosi Arikas, bet labai stipri srovė ir labai šaltas vanduo. Maždaug iki kelienių neįsilaikysi, nes ritina akmenys. Būna lavonas praplaukia. Nuvėjim, daleiskim, upelį, plink kažkas tai praplaukia, ar dalis kokia, ten nemušiškių gal ir anų, ten kas ten atsirinks. Jau labiau, kad toks karštis, tai ten kelios valandos ir lavono tvaikas, žinokit, tai nežinau su kuo palygyti. Tokio
tokio tvaiko nėra kaip lavono. Tai įsivaizduoju, kurie dirbo lavonėse, kaip jiem ten lengva buvo su tais lavonais, viskas vis viengi jį reikia surinkti cinko karstą, užlituotą karstą sudėti ir buvo tokių karstų, kad nebuvo ką dėti. Dar eskim, iš Granosos pataikė į tanketę. Ten 5 važiavo, visi sudegė, susprogo ir panašiai. Nu tai pagal svorį įdėjo akmenį, kokį ten smėlio impylį, kažką tai ir panašiai, langelį, tiesa, kur nebūdavo jau, kaip sako, to tikro lavono matyti, tai būdavo užlituotas langelis. Jeigu langelis atviras, tai dar kažkiek tai veido būdavo, ten matėsi. O kur be veido, tai žinau, kad ten faktiškai nieko nėra. Nu, ką surinksi, jeigu viskas įsilydė. Gal 12 mašinų atskyrė ir pasalom papuolė. Tai jau bambenu, tai gerai, kad dar šitoj pusėje buvo su siųstuvu viena mašina, per siųstuvą perdavė, ne per toliausia buvo taškas, iš kurio atvažiavo dalėkiai BMP-škės, BMT-škės, pakėlė malūnsparnius, nes ne per toliausia iš Palikumry pakėlė malūnsparnį, jie praskrido, bet apie gerą pusvalandį tai ten pašienavo taip. Visi vaikščiojo be jokių antpečių, ant mašinų jokių numerių, registracijos nebuvo, tušti bortai ir buvo draudžiama nešiotis bent kokius ženkliukus, kad negautai kulkos pirmą laiko, tai nei karininkai, nei tik tai, kad karininkų atskirdavai karininkai, buvo medžiaga kitokia, matydavosi karininkiško, supranti, audeklas medžiagos kitoks negu kareivių, ką matom dabar va čianai, kabančią aprangą. Tai tik tuo skirtumas, bet laipsnio tu net galėjai, jeigu į svetimo dalinio savus pažinojai, o svetimo dalinio net galėjai nežinoti. Jisai jau prisistato, kad į papalinkis ar pulinkis, paskui jau tikim pabaigą rodo ir filmuose panašiai, kad jau insektos tik tai žvaigždutės, bet čia viskas tuščia, jokių skirtinių ir ypač, kada važiuodavo generolai, pulkininkai tai maskuodavosi, rengdavosi kareivių paprastą formą, kad negautų kaktom, nes jie kaip irgi nedurni skirdavo, jeigu vyresnis reiškia, jau vadovaujantis bus karininkas, supranti, tai stengdavosi užsimaskuoti kareivio formų, kad šitas neatrodytų, kad karininkas. Važiuodavo tanketėj toj, jeigu uždaryti liukai, kada Granosvydis pataikydavo, ten iki 50 000 temperatūrų susidarydavo, viskas išvirdavo panašiai. Tai vairuotojas jau jis niekur nedings, jis sėdėjo už vairo apačioj, o visi kardavosi ant viršaus atidaryti liukai, sėdėdavo išlindi per liukus, ant bortų sėdėdavo panašiai, nes jeigu ir pataikydavo, tai nutraukdavo kojas, patį numesdavo, bet tai dar liekdavo kūnas. Gal vienu koju nutraukė, tam buvo ir po abiejas kojas nutraukė, bet dar gyvas likdavo. Jei jis būtų apačioj, kareivis iš karto automatiškai yra mirtininkas, jis žūdavo, jau kaip pataikydavo iš Granosvydžio. O Granosvydis irgi svilino sočiai. Tokia atsarginė, kad jeigu jau imtų belaisvę, kad spės susisprogdyti, kadangi ten pateko šansų išgyventi, pradžioj išgyventi šansų nebuvo, nes išdarinėdavo, mėsininkas taip gyvulių neišdarinėja, kaip jie išdarinėdavo. Galvas pjaudavo, ausis, rankas, kojas kapodavo, žvaigždės ten visokias pjaustydavo ir panašiai taip. Tai baisiausia mintis, kad nebūtų kantūžytas ir nepaimtų į nelaisvę sužeisto. Neteko sąmonės, vienu žodžiu. Apipjaudavo aplinkui, padarydavo skalpą, užrišdavo ant galvos arba galvos skalpą nuimdavo. Įvairiausių kankinimo būdų, dar tų, kaip sako, laukinių būdų kankinimo. Viduramžio, geriausias būtų pasakymas, tai viduramžio laikų inkvizicija. Pilnumoj ir tokių turėjo meniškų gabumų, kad ir fantazijos, kad atleisk viešpatie. Paskutinį dieną, reiškia, Tarybų sąjungų buvo taip, buvo, reiškia, kas gerai tarnauja, tai tie pirmi nuliniai skaitydavo, pirmosius juos paleisdavo namo už gerą tarnybą. Pas mus to nebuvo, nes visi nenuliniai, visi dembeliai tų pačių metų ir buvo taip, gruodžio 12 dieną mūsų rinko
atėmė, nu, viską pridavėm, ginklų automatus pridavėm, viską, ten, kaip sako, granatų dar su tavim, ten jų niekas neskaičiavo, prisikišom kišenės ir susodino jien zylus, susodino jien šitus Uralus, aptrauktus tentais, bet dėl ko buvo baisu važiuoti, kadangi šitie duchai buvo pripratę, jeigu užtrauktas tentas, tai reiškia veža kokius sprogmenys ir panašiai. Tai šaudydavo per tas mašinas, intensyviai šaudydavo. Tai irgi toks važiavimas į tampoj, nežinai, kad tau pareis per tuos, o čia pilna mašina prie sėdė žmonių, ne viena. Tai laukėm 2 paras mes tam aerodrome, šiaip ne taip, pralaukėm ir paskui jau pasakė, kad bus keli tik malūnsparniai. Tai tuos kelis malūnsparnius masė visa, kaip puolė, kas spėjo į tą malūnsparnį insimalt, bandė kilt, malūnsparnis nekyla, biškį liepė išmest, nu, perkrautas jisai. Grįžus, kaip tau pasakyti, kokį pusę metų, kas asmeniškai man buvo, grįžus maždaug pusę metų, toks buvo įsidirbęs instinktas, jeigu kas sušlama, tai arti būtų, tai prasisukis gali kaukštert žmogui visai netyčia, bet jau čia savisaugos instinktas įsidirbęs. Kažkaip tai žmogus atbunka, pavyzdžiui, per metus laiko, atrodo taip smegenėlės pradeda insisaina, kad pagalvoju, negi namuose nieks nešaudo, nieks nepjauna, nieks negaudo ir panašiai. Net prasikartai negali tai būti, nes tu gali šiandien tokioje realybėje, kad bent kuriuo metu tavi gali ar kulka pavyti, ar ten peilį gauti ir panašiai ir panašiai. Ir pusmetis kokis geras, tai va taip va, o paskui, ką žinau, normaliai, vėl priklausomai nuo žmogaus psichikos. Vienų paveikia labiau, kitą mažiau. Čia, kaip sako, pagal žmogaus, koks žmogaus yra jautrumas. Vienas mažiau jautresnis, kitas dėl smulkmenų, ten pergėma ir panašiai. Čia viskas priklauso nuo kiekvieno individualiai nuo žmogaus. Netgi tuo metu jau karininkai, kaip vienas kitam sakydavo, nekalbant jau apie kareivius, apie mus, ką mes čia veikiam, ką aš čia darau. Grįžus, kada va grįžom, tai buvo kariniam komisariatui, reikia pasirašyti, kad 5 metus jokios kalbos apie internacionalinę tą pareigą, tu niekam nepasakosi, kur tu buvai ir panašiai. Tarnavo tusinį viskas, bet jokių ten susidūrimų, konfliktų ir taip toliau pasakojimų, jei dar va šitas pasakojimas, tai 5 metai būtų buvę. Įdomu susitikti po kiek metų su tais, kaip sako, bendražygiais, pasiklausyti su vienais kitais, pas juos vienas renginys, pas mus kitas renginys, važiuojam, pabūnam, pabendraunam, kaip sako, politikos nėra. Tikrai, netgi, kaip keista, Rusijoje ir tai, tos politikos nueinama, supranti, grinai, kas liečia mūsų tą praeitį, viskas tam rate sukasi su Afganistanu, ne taip, kad ten va, čia patriotizmas, ten panašiai ir panašiai. Nu, yra variantų visur, jų buvo ir bus, bet pagrindinis tokius grinai bendravimas, taip, kaip su bendražygiais. Surėdyta viskas likimo. Ir tikrai tuo teko įsitikinti ne kartą, nes iš Mūšiškių irgi buvo ne vienas žuvo, bet taip gaunasi, kad jis neturėjo žūti, bet jisai žuvo. Reiškia likimo taip suvesta. O tas, kur turėjo eiti tenai, po kiek laiko visi jisai gavo. Ne tokia dozė mirtina, bet ten invalidų liko ir panašiai. Vienintelis dalykas, kuris, kaip sako, galbūt jau čia nuo seno kalbama, kad gimė žmogus ir su juo atsirado angelas. Ir kiek jisai jį saugoja, tai ne visą laiką.